Bitcoinas formuoja kainos spaudimą ir greitų metų mes turėtume pamatyti jo pramušimą. Būtent apie tai mes šiandien kartu su jumis ir pakalbėsime apie kainos spaudimą, pasižiūrėsime, ko mes galime tikėtis iš Bitcoino lokaliai ir taip pat aptarsime, kaip Bitcoinas atrodo globaliai bei ko mes galime tikėtis toliau. Nepamirštam paspausti like ir subscribe mygtukus bei parašyti savo mintys komentarė. Taip pat visus noriu pakviesti į mūsų nemokamą Telegram grupę, kurioje jūs rasite pakankamai daug naudingos informacijos, kuri yra tiesiogiai susijusi su kriptovaliutų rinka. Na ir tokiu būdu jūs galėsite sekti, kas vyksta rinko bei turėti atitinkamus lūkesčius. Tai jūs galite mus rasti pasinaudodami nuorodą šio video aprašyme arba tiesiog parašyti paieškos laukelį Arctica Crypto ir į jūs pateksite ištaisytą mūsų nemokamą grupę. Na ir čia jūs matėte, kad mes rašėme, kad Trumpas ką tik pasiekė svarbų taikos susitarimą dėl konfliktų su Iranu. Na ir aišku, kriptovaliutų rinka, ypač Bitcoinas, lokaliai atreagavo teigiamai ir lokaliai mes gavome augimą. Na ir dabar mes keliausime prie grafikų ir pasižiūrėsime, ką mes ten matome bei ko mes galime tikėtis. Na ir svarbiausia, į ką reikia atkreipti dėmesį dabar. Taigi štai čia mes turime mūsų šiandienos pirmą grafiką. Tai čia yra vienos dienos time frame grafikas ir štai čia matome, kad mūsų tikslas buvo pasiektas pagal visus mūsų modulius. Turime kritinę ribą ties $60,000 riba. Na ir noriu dabar trumpai pakalbėti apie štai šitą kainų spaudimą, ką jis galėtų reikšti ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai dabar keliaukime į mažesnį time frame grafiką. Čia yra 4 valandų time frame grafikas, yra lokalus grafikas. Na ir iškart noriu pakalbėti apie štai šitą kainos spaudimą, nes mes matome, kad čia vyksta kainos spaudimas. Na, kaip ir tikėjomės prieš tai, esu minėjęs, kad mes štai čia tikėtina gausime kažkokią konsolidaciją arba kanalą, kuriame judės Bitcoinas. Taip pat verta atkreipti dėmesį, kad štai čia mes turime štai tokį kainos spaudimą. Tai mes galime vadinti, kad čia yra trikampio modulis, kaina tiesiog spaudžiasi. Štai čia mes matome mažėjančias bangas, o apatinės bangos yra didėjančias ir tokiu būdu mes tiesiog gauname kainos spaudimą. Na ir jeigu mes pasižiūrėsime tikslą, iki kur mes galime nueiti po pramušimo, tai čia yra mūsų viršutinis tikslas, čia yra mūsų apatinis tikslas ir jeigu mes pasižiūrėsime, jeigu mes štai čia pramušime į viršų, tai reiškia mes bandysime formuoti V arba U formaciją, tai galime grįžti į vienos dienos time frame grafiką. Na ir čia mes aiškiai matome, kad čia yra galima V arba U formacija, čia bandome formuoti dugną ir štai tokiu būdu mes galime suformuoti šitą modulį. Tai aišku, čia nėra mūsų tikslas maždaug štai čia, mes turime atkreipti dėmesį iš tai šitą pasipriešimo zoną. Tai šita pasipriešimo zona yra maždaug nuo $65,500 ir tęsi iki 68,000. Taigi štai čia yra mūsų veidrodinė zona, jinai prieš tai veikia kaip stipri palaikymo zona, mes matome, kad buvo tikrai pakankamai daug rejectų. Na ir dabar mes gavome štai čia pramušimą ir štai šita zona tapo veidrodinė, o veidrodinės zonos ir leveliai yra vieni iš stipriausių rinko ir dėl to štai čia bet kokiu atveju mes pamatysime augimo sustabdymą, na ir bandysime rejectinti. Grįžtant į mūsų lokalų time frame, tai jeigu mes pramušime vis dėlto ją pačią, tai mes vėl keliausim protestuoti $60,000 ribą. Na ir noriu paminėti, kad kuo bus daugiau retestų, tuo vis šita kritinė riba silpnės ir pas mus dės tikimybė ją pramušti. Šita riba yra tikrai labai svarbi ir mes turime ją žiūrėti ir kai tik mes ją pramušime, tai mes matome, kad mūsų tikslas pagal štai šitą modulį, tai kainos spaudimą, yra žemiau $60,000, o jeigu tiksliau kalbant, netoli 57,000. Toliau mes galime pasižiūrėti, kur yra mūsų tikslas pagal bear flagą. Tai mes matome, kad štai čia yra bear flagas, štai čia yra prieš tai esantis bear flagas. Na ir štai čia mes matome, kad šitas bear flagas pradėjo veikti ir mes dar nepasiekėme jo tikslo ir jo tikslas yra netoli $54,000-55,000 ir tai beveik sutampa su mūsų kainos spaudimų tikslu. Na ir verta atkreipti dėmesį iš tai šitą pasipriešimo zoną. Tai čia mes jau apie tai kalbėjome, kad šita zona prieš tai buvo kaip palaikymo, dabar yra veidrodinė. Matome, kad kainos spaudimas vyksta link šitos zonos. Jeigu mums pavyks ją gražinti, tai galime tikėtis, kad štai čia susiformuos bent jau dalinai V arba U formacija, bet jeigu gausim mes rejectą, tai štai čia gausime dar vieną mažėjančią bangą ir keliausime ją apačią. Taip pat noriu paminėti vieną pakankamai svarbų momentą, tai šiek tiek aš priartinsiu grafiką, kad jums būtų aiškiau matyti. Tai mes matome, kad štai čia yra mažėjanti banga, štai čia yra mažėjanti, štai čia yra mažėjanti banga ir dabar mes formuojame dar vieną mažėjančią bangą ir čia yra
tik tas klausimas, ar jinai bus štai čia, ar jinai bus šiek tiek aukščiau zonos arba joje ir tada mes bandysime pasiekti mūsų štai šitą tikslą ir dar kartą pramušti mūsų kritinę ribą, kuri yra, dar kartą primenu, ties $60,000. Prieš tęsiant šitą video noriu dar kartą priminti apie VEX kriptovaliutų biržą. Aš asmeniškai tikrai pats prekiauju jau netoli 2 metų, tikrai esu patenkintas, yra viskas labai patogu ir tikrai galite patogiai atlikti savo sandorius. Kas dar neturite paskyros, tai jums pasisekė, nes jūs galite gauti labai naudingus bonusus. Tai jūs turite užsiregistruoti pagal mūsų duotą nuorodą arba būtinai pasitikrinant, kad būtų įrašytas referral code žodis Arktika. Na ir lygiai po 24 valandų jūs gausite VIP2 statusą, o tai reiškia, pas jūs bus mažesni komisiniai mokesčiai ir kuo daugiau prekiausite, tuo daugiau sutaupysite pinigų ant komisinių mokesčių. Taip pat, jeigu jūs jau turite paskyrą ir neturite šitų bonusų, tai jūs galite tiesiog sukurti naują elektroninį paštą, užsiregistruoti pagal mūsų duotą nuorodą arba įrašykite referral code žodis Arktika ir jūs gausite štai šitus bonusus. Toliau mes turime štai tokį grafiką, tai jis yra labai paprastas, yra labai aiškus grafikas, jūs jau tikriausiai esate jį matę. Tai dabar trumpai noriu pakomentuoti, ką mes čia matome ir kas čia vyksta. Tai mes matome, kad prieš tai esantis kanalas puikiai atidirbo, turėjome kritimą ir dabar matome, kad šitas scenarius kartojasi. Mes turėjome štai čia retestą ir aš esu minėjęs keletą kartų, kad mūsų tikriausiai laukia kritimas link apatinės ribos, jeigu mes prarasime štai šitą zoną. Kol kas matome, kad mūsų tikslas yra pasiektas, na ir noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad štai čia mums parodo, kad mūsų dienos time frame grafike trendas yra mažėjantis ir štai čia mes bandome padaryti, kad štai šitą zoną jau veikia kaip veidrodinė ir mes turime nebe palaikymo zoną, o pasipriešinimo zoną. Na ir štai čia mes matome, kad yra kainos spaudimą, apie kurį mes kalbėjome ir jeigu mums nepavyksta grįžti aukščiau $65,000, reiškia, kad štai čia mes bandysime formuoti dar vieną mažėjančią bangą ir judėsime į apačią. Kol kas mes turime stebėti lokaliai kainos spaudimą, tai jūs galite tiesiog savo grafike jį nusibražyti ir žiūrėti, į kurią pusę pramuš, nes čia yra trikampio modulis, vyksta kainos spaudimas ir maždaug yra vienodas tikimybės pramušti tiek į viršų į apačią, tiesiog mes turime žiūrėti, į kurią pusę bus pramušimas. Kol kas mes matome, kad bitkoinas juda pagal scenarių, tai yra mes turime tiesiog šoninį judėjimą, formuojame kanalą, tai yra lokalų kanalą, na ir aišku, mes turime suprasti, kad dabar artėja vasara ir bet kokiu atveju šiek tiek volatilumas bei likvidumas rinko bus mažesnis ir mūsų šoninis judėjimas gali užsitęsti. Toliau noriu pakalbėti apie štai šitą grafiką, tai aišku, aš esu jau apie jį kalbėjęs, bet noriu dar kartą priminti ir papasakoti, ką mes čia matome. Tai trumpai tariant, aš esu pažymėjęs štai šitom linijom, kada vyksta bear marketas ir kada mes įžengėme į gegužės mėnesį, tai yra mes artėjame prie atostogų metų ir kas kiekvieną kartą buvo bear market cikle. Taigi trumpai tariant, kai mes turime bear marketą ir mes einame link vasaros, visą laiką mūsų laukia maždaug korekcija, kuri sudaro šiek tiek daugiau nei 50%. Jeigu tikėti štai šitų scenarių ir štai šitų, mūsų laukia dar tolimesnis kritimas ir bitkoinas gali nueiti žemiau $50,000. Ir jeigu mes žiūrėsime štai šitą savaitinį grafiką, tai mes matome labai dvi aiškias ribas, tai yra palaikymo zonos, tai mūsų apatinė zona yra štai čia ir jinai maždaug prasideda nuo $40,000 ir tęsi iki $46,000 ir turime šiek tiek aukščiau esančią zoną štai čia ir jinai yra nuo 49 ir tęsi iki $56,000, kur ir yra mūsų tikslas pagal bear flag modulį. Na ir noriu pasakyti, kad štai šita palaikymo zona yra mūsų pats blogiausias scenarius, ką mes galime pasiekti. Tai yra, jeigu mes turėsime štai čia kritimą, tai tikrai verta pagalvoti apie pirkimus, pasižiūrėti, kokia bus reakcija ir tikėtis bent jau kažkokio lokalaus greito atšokimo. Kol kas, aišku, mums yra svarbi štai šita palaikymo zona, nuo kurios aš ir žiūrėsiu savo entry taškus ir bandysiu pagauti long pozicijas swing tradingui. Tai reiškia, kad aš laikysiu ne vieną dieną, palaikysiu šiek tiek daugiau ir bandysiu pagauti atšokimą bei žiūrėsiu, koks jis bus. Na ir toliau mes turime štai tokį dienos grafiką, tai jūs jau esate jį irgi matę ir mes matome, kad šitas scenarius tikrai atidirbo pakankamai gerai. Aišku, tikslą mes dar nepasiekime, bet tikrai turėjom pakankamai greitą kritimą. Ir štai čia buvo pasipriešinimo zona, štai čia pasipriešinimo zona ir matome, kad kiekvieną kartą mes surinkdom likvidumą, kaip ir štai čia ir ėjome į apačią. Toliau mes turime štai tokį bitkoino grafiką ir čia labai trumpai noriu pakalbėti apie štai šitą pasipriešinimo levelį ir jūs galite
galite jį savo pasižymėti, jis yra maždaug ties 65 900 ir mes matome, kad jis yra pakankamai stiprus, buvo labai daug retestų ir būtent į šitą tašką, tai yra būtent į šitą kainą ir iškart mūsų laukdavo reakcija, tai yra atšokimo reakcija ir eidavom į viršų. Tai šitas levelis dabar bus kaip pasipriešimo levelis ir mes galime jį protestuoti ir būtent štai čia pakeisti trendą bei grįžti į mūsų palaikymo zoną. Taip pat noriu priminti, kad mes turime Arctica Academy ir štai čia jūs galite ateiti ir išmokti viską apie prekybą. Tai yra jūs žinosite, kas yra prekyba, kokie yra lūkesčiai, kas yra rizika, kaip reikia ją valdyti, kas yra psichologija, kaip reikia žiūrėti į prekybą ir dar daug įvairiausios naudingos informacijos jūs galite sužinoti štai čia. Jeigu jūs jau prieš tai esate galvoję, kad norite išmokti prekiauti, tai turite tikrai pakankamai gerą progą ir jūs galite plačiau susipažinti štai čia. Tai visas nuorodas aš palieku šio video aprašyme, jūs galite pasiskaityti ir jeigu jums kils kažkokių klausimų, tai drąsiai kreiptis į mūsų administratorių, jis viską jums paaiškins ir atsakys į jūsų rūpimus klausimus. Visas nuorodas aš paliksiu šio video aprašyme. Na ir štai čia turime dar vieną Bitcoino savaitinį grafiką. Na ir labai trumpai noriu paminėti, jau esu apie šitą grafiką kalbėjęs praeitame video. Tai mes matome, kad štai čia yra divergence'as, tai čia yra divergence'as. Jeigu kas nežinote, kas yra divergence'as, tai jūs galite pažiūrėti prieš tai esančią pamoką, aš ten pasistengiau aiškiai paaiškinti. Taigi grįžtant prie šito grafiko, tai mes turime štai tokius divergence'us ir mes matome, kad štai čia irgi formuojasi divergence'as ir mūsų naujas dugnas. Na ir turime štai čia tokią zoną, čia gali veikti kaip palaikymo zona ir būtent štai šitą zoną mes galime turėti dugną bei bandyti pakeisti trendą, nes kai mes tik nueisime į šitą zoną, mes matome, kad kaina jau po biškį eina link jos, tai mes štai čia formuosime divergence'ą ir bandysime keisti trendą. Aišku, kad pakeisti trendą mums reikės šiek tiek daugiau laiko, nes šitas divergence'as formuojasi savaitinėme grafike ir tam reikės aišku laiko.